Nauja diena, bardakas tas pats. Važiuojam užkariauti kitų kalnų viršūnių. Problemos tos pačios, turim baby ant kelių. Laikas ant baby. 25 kilogramų. Ну, руденько. Красиво. Ага, давай. Oi, kaip komplikado. Красиво, красиво, красиво. Ну, viskas. Красиво. Ладно, ну гольф рудой. Įsijungiam žemėlapius, eisim žalia trasa. Tikslas užlipti iki pirmo bariuko ant kalno, kur chebra čiuožinėja. Bet mūsiškių ten nėra, nu, pabūsim, nulipsim. Mūsų haikas bus, taip, Tatranska Lomnica čia. Hap. Nu, žodžiu, kažkaip iki va šito turim dait, tai gal kaip raudona trasa eina. Taip, pakilsim į 1 kilometrą, 105, o jeigu norėsim, galėsim dar aukštyn. Iki čia turėtų būti 1,5 valandos ir čia dar valandžiukė. Pirmyn. Šiandienos spalva žalia. Džiaugsimės kiekvieną kartą radusio žalias rodyklės. Pasiėmėm kates, pasimeravom, tinka. Tai jeigu ką, tikimės gero oro. Tai kur mūsų to žalios rodyklės? Kažkokia vila už brangiai su vaizdu į kalnus. Nu va, atsidūrėm Ragučių trasos viršūnėje. Va čia jinai veikia vasarą. 2 eurai kainuodavo keli nusileidimai. Anksčiau. Pernai video buvo šita apleista keltuvų trasa. Buvo Palandžio tapoje. Deja, mes nelysim, kylam aukštyn. Priėjom ženklus iki štart 1:05 minutės. Iki Plėso Skalnate, nuo kurio kelia į Lomnicą štyt 2:05. Tai pradžiai valanda, po to bus matyti. Jau nedaug bus likę ir į patį viršų. Ir pliurzų. Išlendam į slidinėjimą. Keltuvai yra, viskas yra. Nežiūrėjom, kiek laiko einam. Trasą kirtom, mėlyni keltuviukai. Grįžtam į mišką. Fotosesijų stotelė, jau oranžiniai keltuvai ir kur jie sustoja viršų yra retro kafe gal. Tai prisėsim pailsėt ir nuspręsim atlipti aukštyn dar. Užkilom, nebuvo tai baisu. Dabar bus sunkiausia kirsti šitą slidininkų perėją ir turim pirmą stotelę. Kažką gal reiks užvalgyti. Šiandien mūsų televizorius rodo slidininkus, keltuvus ir gražius vaizdus nuo kalno. Apžiūrėjom, kad nuo ežero, kur yra dar už poros kilometrų, yra nusileidimas su keltuvais, 26 eurai žmogui. Tai pakilsim dar porą kilometrų aukštyn. Rašo, kad apie 2 valandas lipimo. Nu, pasižiūrėsim. Turėtume 3 būti ten. 3:30 paskutinis gal nusileidimas. Lapnojam toliau per šitus sniegus. Biškį paėjimas trasa. Bet žalia rodyklė šviečia. Tai reiškia, gerai einam. Bart gal negausim. 200 metrų ir pasikeis kelias gal. Nieko nesimato. Debesyje. Matomumas šiaip sau. Bet keltuvai kyla, lipsim aukštyn. Paliekam slidininkus
leisti žemyn. Karočią, užsidėjom kates, nelabai jos mums padeda. Esam vidury nieko, matomumas šudinas. Lipti į viršų valanda, leisti žemyn pusvalandas. Šiaip hebra suslydėm lipa. Aš nežinau. Bet jiems ten irgi strugglinai. Aha, bet iš pačios irgi lipa hebra. Nu, čiūj leisime žemyn ir leisimės nuo ten tada. Leisti žemyn visai smagiau ir čia neslystam bent. Nusprendėm, kad mums kopimų šiandien užteks su nuotykiais. Gerai. O kur bilietukai mūsų? O, 1, 2. Papa. Ok. Viskas. Turim 2 bilietukus. Nusileidimas žemyn kainavo 23 eurus. Ką bus nauja patirtis? Mūsų keltuviukas žemyn. Šitą užpipinsim. Jokis čia vat smagumo, aš nesuprantu. Nesau. Nu, ką leisti šito ir smagiau negu lipti žemyn nuo kalno. Šopingas pavyko lauktuvėms, atsuk maišelio reklamą. Vup, vup. Į tą pusę. Prieš kokius 3 metus į šitą restoraną labai brovėsi Rudikas. Labai norėjau užeiti, bet buvo uždaryta. Jauki vietelė. Galima užsisakyti programėlę viską. Yra meniukai su nuotraukytėm. Kainos su mūsų miesteliu aukštesnės ryškiai. Bet ir patikimas jau kaip restorane, o ne tavernoj. Sušilsim. Maistą vertinam vidutiniškai. Reikėjo imti trasose tą kopūsnicą ar kokią česnakinę. Kadangi tripinom vienus, laukiam, kol mūsų susirinks. Išgersim kavytes. Gal kokį desertą. Tu karieta atvažiavo namo. Tau nereikia lauktuvų? Nu, čia ne. Reikia. Mėgstu likti skoloj. Čia ne skola, čia dovana. A, po to. A, mes tau dovanojam, ką padovanosi. Pamaitinsi. Aha. Nes toj mum grinieji baigsis. Aš šiandien visus pablevus leidžiu. Prasideda, va, matai? Turi belė kiek pinigų. Tau, bet tu eini pasivaikščioti iš šuninkų. Paskui tau atidė. Skinė? Skinė. O, kainos nenori. 12 eurasikų. Tvermo, tai reikto eikėsi. Bet čia, ma pėda pas mane gyva. Ai, čia ne taip. Orangutangas kažkoks galvoju. Ačiū. Rudikai. Rudikui irgi tik. Važiuom gulėti, Rudikai. Muhahaha. Mes ir vėl važiuojam. Po Bradas ateinam šokti. Hebra važiuoja pasilinksminti su viešuoju transportu. Keliaujam šokti. Oi. Siaubas. 6 bilietai po eurą, vietoj šiandien 5 centų kaip pernai. Nupirkimas per epsą, bet nuostabus aptarnaujantis personalas.
Nusipirkti bilietus iš anksto rekomenduojam, kad nepermokėti, nes taip euras, jei ne, bus 4. Atvažiavom, beveik kaip namie. Blūdėm. Ir jau prie pat savo kavinukės. Kažkaip šiandien mūsų kelionė nebuvo pagal planą. Išlipom ne toj stotelėj, nes mūsų stotelė palei Aqua City uždaryta. Restoranas, į kurį planavom eiti, nedirbo. Uždarytas remontui. Tai 25 eurų žmogui, valgyk ką nori. Sriubytė, karštas. Eisim ieškoti ir deserto, ir kokių salotų dar. Patingėjom eiti iki traukinio. Taksi 6 eurai. Judam namo.